Жизнь одна, кайфуйте. Deimantai pasitrauk biškutį, palauk, aš čia rakursą nusistatysiu. Palauk dar. Nu, bandom. Пятачок занес, пятачок занес. Если там видишь глаза, Валера. Валера, это не то, это яблоко. Это вкусное яблочко, как это было. Я сейчас упаду. Ну и память! Sveiki, nu ką, važiuojame į sklypą, tik važiuojame skirtingomis transporto priemonėmis su vyru, jisai važiuoja priekį su keturračiu, o aš iš paskos su bemsiuku ir su priekaba, kurios matyt gale nelabai matosi, bet vyras sako, prikabino priekabą, sako, nu va, davai, varom, pasivyk mane. Nu tai vat bandau pasivyti kelyje. Šiandien važiuojame į sandėliuką, bus pirmoji naktis, nakvynė mūsų sklype. Aišku, pasirinkome tikrai tą pirmą patirtį ekstremaliom sąlygom, vadinkime. Nakvosim, pasiruošę, vežamės pledus, pagalves, šildysimės sandėliuką, namuką, kūrensim, maistą gaminsime. Tai, manau, tikrai bus įsimintina diena. Nežinau, kiek galėsim sau leisti šiandien padirbėti, nes vis tik anksti temsta, dabar pas mus yra beveik 4 valandos, tai maždaug valandos bėgiai jau pradės viskas tempt. Tai lauko darbus greičiausiai atidėsim rytojui, sekmadieniui, o šiandien tiesiog iškraustysim visus daiktus, kuriuos vežamės. O čia prasideda vargo vakarienė vyrui. Nepavydžiu, nes teko priekabą kabinti prie keturračio, kuris ir nutempė visus daiktus iki pat sklypo. Kitu būdu su mašina, pavyzdžiui, davažiuoti būtų tiesiog neįmanoma dėl sniego kiekio. Po truputį savo barachlo vežam šičia iš tėvų namų į savo sklypą. Žodžiu, mašiną palikome čia kelkraštyje, o patys važiuosime iki pat sklypo su keturračiu ir prikabinta priekaba. Pirma užduotis yra pakūrenti pečiuką. Degtukus uždegti. Kad šilta būtų. Tik atėjus į namuką. Temperatūros mes turime kaip čia -8. Drėgmė beveik 70. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.
Трутся обоих медведи, вертится. Метрос. Математика пиши. Reikės dar vieną bambalį, nes čia ledukai. Tai bulvės dar papildys turinį. Nereikia. Ledukai. Ledas, pusė bomba. Ledaiška. Matai kaip greit. Viskas labai. Bardaką nufilmuosim, batukai, raskladuškės, pertvarėlė. Чисто. Durelės uždaryta. Nu tai rezumė šios nakties. Malkų beveik viską, ką turėjom, sunaudojame. Liko maža tik tais dalis. Ir, Čia maža dalis. Čia nieko nebeliko. nu, tik tais ant dugno malkyčių, kai žinant, kad čia buvo iki pat viršos prikrauta. Na ir naktį buvo šalta. Reikėjo kas valandą keltis, kūrenti. Pečiukas jau būdavo užgesęs. Štai kaip atrodė mūsų šios nakties apartamentai. Mes pradžioje užmigome atskiruose gultose. Galvom geriau išsimiegosim, daugiau vietos bus. Bet 5 ryto mus pažadino šaltis. Ir mes prieš 5 mesgi pabūdom. Ir nusprendėme atsigulti vis tik sustumti ir gulėti vieną šalia kito po va šitą antklodę. Čia yra mūsų firminis kilimėlis. O čia yra apsauga. Apsauga nuo karščio. Jo, kad nesilpna. Čiužinį, klevelį. Čiužinį palikome įpakuotą, nes balta spalva greitai išsipurvintų. Vėl miegojame su rūbais. Šiaip iš tiesų dar iš ryto kalbėjome su vyru ir sakom, nepaisant to, kad sušalome, vakar pavargome. Reikėjo kas valandą laiko keltis ir kūrenti pečių, bet mes nesigalėjom, kad atvažiavome čia pernakvoti šitomis atšiauriomis ekstremaliomis sąlygomis. Ir laiką atsukus atgal lygiai tą patį darytume, nes tai yra patirtis. O patirtis parodo, ko trūksta, ką galima pakeisti. Ruošiamės jau važiavimui namo. Aš kraunu patalynę, reikės parsivežti namo, ją išskalbti ir čia mūsų virtuvėlė pasipilnė produktais, vamšpekais, makarončikais, saldainiukais, sausainukais.
O kaip jaukiai atrodo. Malkytės, krosnytė. Kaip sniego žmogus. Oi, kitam pusiam nereikia. Tik daugiau matot. О, дает. Кто-то направо едет. Не знаю, кто. Žodžiu, kol dar nesibaigė žiemos sezonas, tai mes palaikom tą tradiciją karts nuo karto profilaktiškai kur nors nepravažiuoti. Bet tokios situacijos tai tik tais parodo, ant kiek mūsų supa nuostabūs žmonės, nes kiekviena pravažiuojanti mašina sustojo ir teiravosi reikalinga pagalba. Tai yra nuostabu. Tai va tokiose situacijose tu pamatai, kad šis pasaulis yra išties nuostabus ir žmonės jame yra tikrai turinti širdį. Tuoj pagalba kviesies. Čia jau dviesi reikia ridenti tavo gniužtę čia. Gali atsistoti? Žiūrėk, numatė. Ką čia vyras lipdo? Nu, davai, aš tave morališkai palaikysiu. Ant 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stumiam. Tau pavyks. Klausyk, žinai ką, aš dabar supratau, kadangi tu vakar nepadėjai valyti sniegą aplink namą, nusprendei biškį tokiu būdu pavalyti. Įsivaizduok, ateini taip į virtuvę. Čia beveik kaip baro staliukas galima pastatyti gėrimą, išgerti. Tai reikia dar vieną, ne? Давай. Dabar kaip meškis atrodo. O, Biškį reikia pritrambuot. Nu, taip pasknėt, kad priliuot galima. Arba jo, priklijuot. O kaip tu trečias statysi, kapetėlės atsineši? Jisai jau virš tavo galvos. Kas čia per kaka? Tu jam tai galvą nusuksi. Reikia didesnį. Auč.
Antras dublis. Laikykim čiuriukus, kad saugiai pastatytum antrą rutuliuką. Opa. Taip. Ir gal tiesiog iš šono prilipdyti biškį daugiau to sniego ir viskas. Čia kaip moters kūnas su pusta suknele. Napoleono laikai. Aha. Čia gal užuomina šiandien pažiūrėti filmą Napoleonas? Ir dabar tu čiupk. Op, į kaklą. Kaip Mona Lisa tokia. Oi, Šotai. Aš tą sakau, kaip moters kūnas. Atsimeni, yra ta skulptūra, kur va taip nupjauta ir rankos nupjautos. Taip. Panašu? Panašu. O biškį iš čia, mažiau, bet iš šitos pusės, tai man biškį ančiuką primena iš užpakalio. Aš? Ne, šitas personažas. Iš kiekvienos pusės kaip skirtinga skulptūra. Čia netgi, žinok, iš čia tai tikrai kaip koks namų saugotojas atrodo dabar. Bet aš spėju, kas rytoj ryte pabandys pažiūrėti per šitą pro langą, tai išsigas. Nu, kaip atrodo? Kaip Zefyras. Pažiūrėk. Čia akytės net matosi. Ne, žinai, kaip man atrodo? Matosi akys. Matau. Tu akis specialiai padarai, bet viena primerkta, kita ne. Žinai, kad čia šuniuką primena tas, kur kudlotas labai būna, žinai? Aš to parodysiu. Tokie maži ilgo plauko švies. Arba tavo šitie rankų atrodo kaip iš sustingęs vaškas. Kaip nuo žvakės būna irgi bėga. Gražu. Moteris su большая жопка. Попка. До свидули.